tau truputį sunkiai sekasi su Europos sostinėm, taip? Einam, aš tave pakonsultuosiu, gerai? Atsisėsk. Prašau, laštelis. Taip. Tu parašei, kad Lenkijos sostinė yra Ryga. Lenkijos sostinė yra Varšuva. Ne. Lenkijos sostinė yra Varšuva. Štai yra Lenkija, o štai yra Varšuva. Tai kas yra Lenkijos sostinė? Ryga. Ne, Lenkijos sostinė yra Varšuva. Labadiena, jūs geografijos mokytoja? Mes Odisėja tėvai. Oi, taip, prašom, užeikit. Prisėskit. Suprantu, kad jaudinatės, bet yra visiškai normalu, kai vaikai nusivelia, kai kažkoks dalykas blogai pasisekė. O tai koks čia dalykas, kad Odisėjas atsakė visus neteisingai klausimus? Kas čia per testas toksai? Rašėme testą iš Europos sostinių ir į klausimą, kokia Lenkijos sostinė, Odisėjas atsakė Ryga. Ir? Na, ir tai nėra teisingas atsakymas. Kas taip sako? Geografijos mokslas ir elementari logika. Tai jūs vadinat mano vaiką kvailu? Ne, tai aišku ne. Kas jūs tokia, kad sakytumėte, kad jūsų atsakymas yra teisingas, o jo ne? Ne. Ji teisi. Ačiū. Ji teisuolė. Sovietinių laikų teisuolė. Sovietinių laikų man 30... Negi jūs nuoširdžiai nežinot, kad Lenkijos sostinė ne Ryga? Tu meluoji mūsų vaikui ir dabar plauni smegenis mums? Nekompetentinga. Balkata. Tu gal visai idiotė? Gerai, aš nebegaliu tęsti šio pokalbio. Mes skųsimės dėl jūsų direktoriui. Odisėjas turi teisę į savo nuomonę. Lenkijos sostinė yra Varšuva, čia faktas, o ne nuomonė. Gali atsisveikinti su šitu darbu, Kale. Mokytoja Pasaulytė. Oi, atsiprašau, direktorių, nemačiau jūsų. Girdėjau, vakar turėjot problemų su vieno mokinio tėvais. O, jie tikri bepročiai. Kai yra problema, aš norėčiau, kad jūs mane informuotumėt asmeniškai. Be abejo. Tikiuosi, kad jums viską paaiškinat ir problemos nebeliko. Manau, jums reikia atsiprašyti. Ką? Bet taigi Odisėjo mama mane išvadino Kale. Kiek žinau, pasakė Odisėjui, kad jo testo atsakymas neteisingas. Tiesą sakant, jo teste visi atsakymai buvo neteisingi. Ne mūsų darbas sakyti mokiniams, kada jie teisūs, o kada ne. Būtent toks ir yra mūsų darbas. Tėvai nenori, kad jūs kištumėt jiems savo šališką požiūrį. Tai nėra šališka, tai geografiniai faktai. Paaiškinsiu tau geografiniais faktais. Mokiniai tavo pamokoje jaučiasi taip blogai, kaip šiaurės ašigalį Antarktidoje. Norėjot man ką nors pasakyti? Antarktidoje yra pietų ašigalis. Na žinoma.
Aš čia kvailas. Aš eilinis biurokratas, tvarkantis va šitos popierius. Tai jūs čia mokytojai, žvaigždės, keičiančios pasaulį. Čia drausminė nuobauda. Pasirašysit, ateisiu, paimsiu asmeniškai šitą dokumentą. Prašau atsisėsti, panelė Pasaulytė. Ačiū. Džiaugiuosi, kad pakvietėte aptarti situaciją. Tikiuosi, kad viskas per kelias dienas nurims. Mes neturime tiek laiko. Kodėl ne? Mokinio tėvai ketina kreiptis į teismą. Dėl ko? Emocinis sukrėtimas nepilnamečiui, psichologinis smurtas. Bet aš tik mokiniui pasakiau, kad Lenkijos sostinė yra ne Ryga, o Varšuva. Turėsite atsimti šios žodžius. Savivaldybė neturi pinigų teismams. Ką? Tiesiog turėsit pasakyti, kad esate atvira galimybei, kad gali būti keli teisingi atsakymai. Bet tai netiesa. Nėra kelių teisingų atsakymų. Lenkijos sostinė yra Varšuva. Tai taip kvaila. Kvaila. Bet tai ir yra tavo problema. Kas su tavim nesutinka, yra kvailas. Bet čia nėra su kuo nesutikti, yra tik vienas teisingas atsakymas. Ir tai yra, kad Lenkijos sostinė yra Varšuva. Stebiu jūsų elgesį viso pokalbio metu. Pasakysiu atvirai. Kaip psichologinės tarnybos atstovas visada palaikau mokytojus. Bet tai, ką dabar padarėte, švelniai tariant, mane šokiruoja. Jūs manipuliuojate, keliate balsą, nepripažįstate savo klaidų. Juk tai, ką dabar padarėte, vaikui liks trauma visam gyvenimui. Trauma? Aš tiesiog pasakiau teisingą atsakymą. Vaikams nereikalingi teisingi atsakymai. Jūs turite ugdyti kompetencijas, o ne kišti savo ekstremistinės pažiūros. Faktai yra faktai. Jūs nesilaikote ministerijos nustatytų pažymių šrifto reikalavimų. Kuo mažesnis pažymys, tuo mažesniu šriftu jis privalo būti rašomas. Jūsų vienetas per pusę lapo. Darbai turi būti taisomi žaliu tušinuku. Žalia spalva ramina, nežaloja vaiko psichikos. Jeigu trūksta taškų, visada galima jų pridėti. Pridėti taškų už ką? Šiuolaikiškas, lankstus mokytojas visada ras už ką paskatinti mokinį. Net prie egzaminų yra pridedami balai. Jūs turbūt nesidomit švietimo naujovėmis. Kolegos, manau situacija aiški. Mes negalime laukti, kol žiniasklaida pasigaus šitą skandalą. Mokytoja Pasaulytė, rytoj iš ūkvedžio jūs gausite dėžes ir prašom iki pietų atlaisvinti savo kabinetą. Jūs atleista. Ir kaip savivaldybės atstovas nepatariu ieškotis darbo mūsų miesto mokyklose. Tokie žmonės negali dirbti mokykloje. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him tulips like roses and clovers, and tell him that his lonesome nights are over.